trumpai papasakosiu, kaip skaičiuoti rinkinius į įlinkius. Pamėginsime apžvelgti 3 skirtingus metodus, paskaičiuosime įlinkius matomos sijos, taško A ir B įlinkius dėl veikiančios jėgos F, palyginsime 3 skirtingus metodus įlinkių skaičiavimo ir visą tai demonstruosime arba pažiūrėsime, kaip visą tai surašyta MATLAB aplinkoje. Šiek tiek apie įlinkius, galbūt iš angliško varianto, bet iš principo yra ne vienas įlinkių skaičiavimo metodas. Iš esmės besiskiriantis tarpusavėje yra du, tai yra vienas, kuomet mes integruojame sijų įlinkių lygtį diferencialinę, antras yra energetinis metodas. Pradėsime nuo antro metodo. Energetiniai metodai dažnai naudojami du. Kaip jau sakiau, vakarų literatūroje mes randame Maxwello Moro integralo pavyzdžius. Tuo tarpu senesniuose nuo Sovietų Sąjungos vadovėliuose ten dominavo grafinis diagramų dauginimo metodas, kaip vadinamas Veršiagino metodas arba momentų plotų metodas. Sunumeravau šios 1, 2, 3, taip mes rasime MATLAB failę skaičiuotus įlinkius ir tą patį čia padarysime. Pateiktos iš karto sudėtingesnės formulės, kadangi jos apima įlinkius dėl to, kad sija yra lenkiama, tai yra pirmas dėmuo šitai formuliai, ir antras dėmuo dėl to, kad sija yra sukama. Sukimas taip pat gali inicijuoti įlinkius. Tas pats dėmuo yra ir antrajame metode, tai yra Maxwello Moro integralo metodas. Vėlgi mes jį čia praleisime. Ir čia šita lygtis iš kitos literatūros paimta, jinai apima tik tai tampriai deformuojamos sijos lygtį, kuri aprašo priklausomybę tarp momento ir sijos kreivio. Kairėje pusėje yra sijos kreivis. Tai yra vienas padalintas iš sijos kreivumo spindulio ρ. Kuomet jisai yra labai didelis arba sija beveik lygi, tai šitas dėmuo yra lygus 0 ir momentas todėl yra lygus 0. Arba kai momentas neveikia, sija išlieka tiesi ir kuo momentas didesnis, tuo forma sijos turi didesnį kreivumo spindulį. Ir štai šitas narys yra vienas iš ρ, kuo mažesnis ρ, tuo labiau išlinkusi sijos forma ir kairė pusė didesnė. Tai tada dabar grįžtame prie uždavinio taškų A, taško B, skaičiuosime įlinkį. Tam, kad mes suskaičiuotume, mes turime nusibrėžti momentų diagramą nuo išorinių jėgų. Mes tą diagramą pavadinsime M nuo išorinių. Diagrama yra brėžiama šitai. Jeigu keliaujant greitesniu būdu, tai galime iš karto čia matyti, kad pirmam taške A pjūvio metodą pritaikytume, nagrinėtume šitą dalį, matome, kad čia neveikia jokios išorinės jėgos, vadinasi, nuo taško A iki pjūvio, o jeigu pjūvis būtų toliau, sakykime, iki jėgos čia, jokio momento nėra. Ir aš čia galėčiau netgi paryškinti. Toliau, kai esame jau už taško B, jeigu bet kuriame pjūvė čia atsipjaučiau, aš matyčiau, kad šitame pjūvė įsitvirtinu, šitame taške momentas jame būtų lygus jėga F padauginta iš atstumo nuo jėgos pridėjimo linijos, tai reiškia nuo to, kur neveikia, iki šito taško. Kuo tas pjūvis būtų toliau dešinė, to momentas didesnis. Ir iš principo tai yra tiesinė priklausomybė. Kintamasis šiuo atveju yra atstumas nuo jėgos pridėjimo taško iki to taško, kur skaičiuojame. Momentų ženklų taisyklė rodo, kad mes turėtume čia neigiamą ženklą. Taisyklių mes ten turėjome daug, šypsenėlės taisyklė, jeigu pamenat, tai ženklas pliusas, jeigu momentai išlinkia sija pjūvio atžvilgiu, taip jog išlinksta iš šypsenėlės formą. Priešingų atveju mes turime minusą, jeigu momentai veiktų štai taip. Tai mūsų atveju čia pjūvis. Nagrinėjame kairę pusę sijos, čia įsitvirtinam, išlinksta sija taip, kaip čia parodyta ženklas minusas. Vadinasi, nuo šito taško tiesinė priklausomybė brėžiam liniją, kuri parodo, kad tai yra momentų diagrama. Iki tam tikro taško. Čia yra maksimalus momentas, kuris būtų lygus jėga F padauginta iš atstumo B. Nuo jėgos F iki šito taško C atstumas yra B. Diagramą uždarau ir čia mano momentų diagrama. Ta pačią momentų diagramą aš galiu užrašyti ir funkciją kažkokią. Tai jeigu užrašyčiau funkciją, tai funkcija man atrodo taip. Kintamasis yra Z, atskaitos taškas čia parodytas šitoj vietoj. Tai ir rašau. Ruožė A, momentas lygus 0, tai funkcija labai paprasta M nuo Z lygių 0. Koks be Z bebūtų šitame ruože, momentas vis tiek būtų lygus 0. Tai čia net ir nerašau tos funkcijos. Čia mes turime atvejai, kai momentas nebelygus 0 ir jeigu užrašyčiau, tai atrodytų štai taip. M nuo Z, jeigu Z yra bet kuris pjūvis, ruožė B, kai Z atstumas yra čia, būtų lygus minus jėga F
padauginta iš atstumo. Atstumas yra štai šitas. Šitas atstumas yra lygus. Visas ilgis z minus prieš tai buvęs a. Ir čia štai tokia paprasta funkcija m nuo z. Tai parodo, kaip momentas kinta iš ilgai sijos einant ruožę b nuo jėgos pradėjimo vietos iki taško C. Šitos funkcijos mums reikės, kai mes taikysime antrą metodą, tai reiškia mūsų minėtas Moro integralas. Tiek Moro integralui, tiek pirmajam metodui diagramų dauginimo arba Grešekino metodui mums reikia turėti ir momentų diagramas nuo vienetinės jėgos. Vienetinė jėga pridedama tame taške, kuriame skaičiuojame įlinkį, poslinkį. Tarkime, mes skaičiuojame taške A poslinkį. Taškas A yra čia, vadinasi, šitame taške aš turiu pridėti vienetinę jėgą. Štai čia pridėjau vienetinę jėgą ir turiu brėžtis diagramą. Kai nėra išorinė jėgų, yra tik ta vienetinė jėga. Tai diagrama čia labai paprasta. Jeigu aš pasiemu pjūvį štai čia, atsipjaunu štai šitą sijos dalį, įsitvirtinu šitame taške, momentas šitame taške nuo jėgos vienetinės būtų lygus vienetinė jėga padauginta iš atstumo šiuo atveju z. Kai z lygus 0, momentas lygus 0, kai z lygus visam ilgiui a plus b, momentas yra lygus 1 padauginta iš a plus b. Tai iš karto brėžiu diagramą, jau ženklų taisyklė rodo, čia mūsų pjūvis, nagrinėjam kairę dalį, vienetinė jėga veikia taip, čia įsitvirtinta, jog sija išvengs į viršų. Ženklas pliusas, viršų atidedu momentų reikšmės ir štai taip atrodo diagrama. Mastelis šiuo atveju čia kažkoks tai neužsiduotas, tiesiog vizualiai, kad matytume, jog čia yra kažkokia diagrama, šiek tiek nepataiko, bet šitas momentas yra lygus vienetinė jėga padauginta iš viso ilgio. Šiuo atveju būtų a plus b. Jeigu užrašyti reikėtų funkciją, tai funkcija man atrodytų taip. M nuo z vienetinės būtų lygus. Čia būtų paprasčiau, kai čia visame ruože. Nuo a yra ruožė a ir ruožė b. Kai z yra lygus 0, momentas lygus 0, kai z lygus kažkokiam tai atstumui, momentas yra lygus vienetas, dauginta iš to atstumo, šiuo z. Štai turim dvi funkcijas ir turim momentų diagramas. F ir M1. Dabar mes turime atlikti diagramų dauginimą. Lygtis mūsų atrodė štai taip, pirmą metodai. Šitoj lygti tai yra suma sandaugų, plotas nuo išorinių jėgų diagramos ir ordinatė ties vienetinė diagrama. Tai jeigu viską iš eilės atidėčiau, atrodytų delta. Dabar vienas iš EI tai yra sijos standumas. Kadangi sija, mes nieko nesakėme, tai iš kokios medžiagos pagaminta, bet sakome, kad priimame, kad jinai pagaminta iš homogeninės medžiagos, tai tai bus plieno, per visą medžiagos turi savybės ir tamprumo modelis yra toks pat, tai yra ne, ir inercijos momentas apie ašį x. Ašis x tai yra statmena ekrano ašis, pavyzdžiui, jeigu tai būtų stačiakampė skerspjūvė, sija, jeigu mes turėtume tokį skerspjūvį, tai mūsų šita ašis x yra čia y vertikalus, nuo dešinės rankos taisyklė rodo, kad z tokia atveju būtų išilgai ašies. Šitą kryptimi, čia pas mus atidėta priešinga kryptimi, nesvarbu, kažkurią ašį pažymėjau neigiamąją kryptimį. Štai šitas sijos standumas iškeliamas prieš visą sumą ir čia skliausteliuose dabar jau rašau. Dauginu šitą diagramą su šitą diagramą. Čia kur nulis, tai nėra ką dauginti, aš paimu šitą trikampį ir sakau, kad plotas lygus 0 padaugintas iš bet kokios aukštinės, ties ploto centru, nesvarbu, bus 0, tai mes šitą dalį atmetam ir nagrinėjam tik šitą dalį. Tai yra trikampio plotas, štai šito trikampio plotas, ploto centras trikampio yra čia, bet ties juo ordinatė bus trikampio ordinatės, šitas atstumas lygus, kažkam tai pasižiūrės. Pirmas rašau trikampio plotas. Trikampio plotas pratinas rašyti vieną antrąją, toliau aukštinių sandaugą. Viena aukštinė yra f kart b šitas aukštis, padauginta iš kitos aukštinės. Kita aukštinė tai yra ilgis b. Čia rašiau plotą. Tada dauginu iš ordinatės. Ordinatė šitas aukštis. Šitas aukštis yra lygus vienetas iš šito atstumo. Jeigu šitas atstumas būtų z, vienetas padaugintas iš z yra šitas aukštis. Kam tas lygus z, rašau vienetas padaugintas iš z. Z yra lygus ilgis a šiuo atveju plus, žinom, kad trikampio ploto centras, šito trikampio ploto centras šitą, randasi 2/3 nuo šito trikampio smailio galo. Tai 2/3 kart b. Visas atstumas yra lygus a plus 2/3 nuo b. Tai yra
šitas ilgis. Et yra lygus A plus 2/3 nuo B. Iš jo ir padauginau ir čia yra aukštinė. Nepaminėjau apie ženklų taisyklės. Jeigu diagramos yra toj pačioj pusėje, viršutiniai daly arba apatiniai daly, abidvi ženklas teigiamas. Jeigu jos skirtingose pusėse, ženklas neigiamas. Nes aš čia kažkur turiu parašyti ženklą. Minus. Ir viskas, daugiau narių aš neturiu šitoje lygty. Tai mano bendroji lygtis atrodo štai taip. Dabar sustatęs reikšmės aš turėčiau gauti galutinę išraišką. Įlinkiui taške A. Delta taško A. Ne bet kurio taško A. Toliau grįžtam prie antrojo būdo, tai reiškia Moro integralą. Ir dabar mes funkcijas turime. Bandysime tą įlinkį delta taško A pagal Moro integralą apskaičiuoti. Vėlgi, standumą iškeliu prieš integralą. Integralas atrodys, tai integralas, nagrinėsime ruožą A atmetam, nes čia mes turime momentų diagramoje funkciją lygia 0, tai nėra prasmės ją dauginti iš kažko tai. 0 iš kažko tai dauginti ir nagrinėsime tik tai ruožą B. Reiškia, integralas bus, jo ilgis prasidės nuo ilgio A, čia ilgis A, integralas nuo A iki A plus B. Galėtume jį pavadinti, kad tai yra lygu L. Jeigu užsiduotume, kad A plus B yra lygus L. Tada aš galėčiau turbūt ištrinti šitus A iki L. Dabar funkcija šita pirmoji minus F padauginta iš Z minus A, padauginta iš M1 nuo Z padaugintas iš 1 kart Z. Atrodo štai taip, šiek tiek supaprastinam, tas pats integralas nuo A iki L minus F Z dz ir plus kitas integralas vėl nuo A iki L minus F padaugintas iš minus A, tai yra F padauginta iš A pliusas tampa padaugintas iš Z dz. Viską apskliaučiam ir atrodo mūsų integralas taip. Ir atliekame veiksmus. Vienas iš E į X persirašo. Ir čia lieka F kart Z ir kart Z, pamečiau Z, čia po kvadratu. Ir čia lieka FZ kubų, kai suintegruojam dalinta iš 3 rėžiai nuo A iki L plus FAZ dz, tai bus FAZ kvadratu dalinta iš 2 ir rėžiai nuo A iki L. Pamečiau minusas, vienas iš E į X perrašom ir ten tuos narius supaprastinam. Tiksliau rašome rėžius. Minus FL kubų dalinta iš 3, minus, tai bus plus FA kubų dalinta iš 3, plus FAZ, tai yra L kvadratu dalinta iš 2 ir minus FA kubų dalinta iš 2 ir apskaičiuoti. Toliau reikėtų atlikti skaičiavimus su skaitmenėmis, kaip mes padarysime MATLAB. MATLAB'as mūsų atrodo štai taip. MATLAB Drive jūs galite surasti tokį paruoštuką. Tai yra užduotis apskaičiuoti taškų A ir B įlinkius. Na, mes čia sprendėm tik A įlinkiai skaičiavimus. B, paskui. Ta pati sija, tos pačios diagramos. Čia, kai taške A pridėta vienetinė jėga, kai taške B pridėčiau vienetinė jėga, būtų uždavinys dar paprastesnis. Ir kiek daug čia pakitimų būtų. Galime dabar iš karto dar sugrįžti ir pasižiūrėti. Jeigu reikėtų nusibrėžyti M1 diagramą nuo to momento, kai taške B pridėta jėga vienetinė, virš, aš viską čia iš karto nusibrėžim tos pačios diagramos. Esu įvėlina, tai mūsų diagrama atrodytų labai paprastai. 1 kart B pliusą, o funkcija M1 nuo Z būtų lygi 1 padaugintas jau dabar ne iš Z, bet iš Z minus A. Nes nuo viso Z atstumo, kuris prisideda čia, mes turime atimti pradinį ilgį A. Antrajame metode buvo antrasis metodas iš to pirmo paveiksliuko, čia pirmasis metodas diagramų dauginamas. Tai antrajame metode mes turime viską tą patį, išskyrus tai, kad vietoj 1 kart Z mes dauginame iš 1 kart Z minus A. Pirmuoju atveju skirtumas būtų dar paprastesnis, vietoje pirmojo atveju aukštinė mūsų vietoj šito A plus 2/3 B
Tam pačiam taške išorinių jėgų diagramoje plotas, jeigu aš nusibrėšiu dar iki pačio, pažiūrėčiau, kam lygi aukštinė. Šita aukštinė būtų lygi vienetas kart 2/3 nuo ilgio b. Vietoj šito nario aš dabar turėčiau rašyti 1 kart 2/3 nuo b. Čia pakitimas, o šitoj formulėj pakitimas yra vietoj 1 kart z būtų 1 padaugintas iš z minus a. Yra čia funkcija skaitos. Vietoj šito nario aš rašau šitą ir vietoj šito nario, kai skaičiam taškui b ir rašyti ne šitą. MATLAB'e turbūt bus lengviau pažiūrėti, kas čia gaunas. Tai keliauju į MATLAB'ą. Čia yra pradiniai duomenys, tai yra tamprumo modelis medžiagos, inercijos momentas metrais ketvirtuoju, jėgos reikšmė 400, tarkim, Newtono, ilgis A ir B, bendras ilgis A plus B yra lygus L, 2 metrai. Ir aukštis H čia mums jisai visai nesvarbus, nes skaičiuojame tik ilgį. Įlinkis Vereščagino metodu. Vienas išėję į mes perrašom, jeigu dar pamenat, vienas išėję į prie skriaustus ir skriaustuose čia jis lieka. Pirmuoju atveju, net nežinau, čia gal bendroji lygtis. Minus 1/2 fb kvadratu padauginta iš a plus 2/3 b. Taip, 1/2 fb kvadratu padauginta iš 1 kart a plus 2/3 b. Tai reiškia, visas šitas perrašytas į MATLAB'ą ir tiek. Taškui b lygiai tas pats, tik tai daugintas ne iš a plus 2/3 b, o iš 2/3 b. Viskas taip pat. 1/2 fb kvadratu padauginta iš 2/3 b. Reiškia, 1/2 dvejetai susiprastina. Aš parašyčiau, kad tai yra dalinti iš 2 padauginta iš fb kvadratu padauginta iš 2 dalinta iš 3 kart b. Viską apskliaušiu šitą. Tai čia yra, būtų tas pats, kam prieš tai buvo. Buvo 4,7. Paleidžiu skaičiuoti, ką sumačiau, trejata negi kaip nečia, 4,7. Gerai, tas pats. Tai diagramų dauginimo. Dabar integravimas vėlgi lygiai taip pat f kart z minus a padauginta iš z. Jeigu aš grįžčiau į štai čia, minus f z minus a padauginta iš z, minus f z minus a padauginta iš z ir rėžiai nuo a iki L, rėžiai nuo a iki L. Tai tokia lygtis taškui A. Ir taškui B, pamenat, F, pradžia tokia pati, MF nuo Z atrodo lygiai toks pats, sakykime, momentas, o čia padauginta jau nebe iš Z, o padauginta iš Z minus A. Jeigu čia dar prisimenam, tas mėlynas, vietoj Z rašėme Z minus A. Ir vėl rėžiai nuo A iki L. Ir jeigu visą skaičiuojame, čia dar tiesiog, kadangi simbolinė MATLAB'e įdėta, tai reiškia, pasižiūrėjom čia, metrais, o jeigu milimetrais, tai būtų 60 ir 47. Tai čia tas pats. 60 ir 47. Matom, abiejais metodais gavom tą pačią reikšmę, abi dvi su minusu. Tai reiškia, kad dėjus jėgai viršų, atsakymą gavus su minusu, reiškia, kad taškas A ir taškas B įlinks žemyn. Vienas iš jų įlinks 60 mm taškas A, taškas B įlinks 47,7 mm. Abiems metodais gavom tą patį atsakymą. Ir deflekties aš jau čia turbūt dabar jums neaiškinsiu.